Tai man kaip praleidai vasarą ar sportavai? Vasarą, jo, iš tikrųjų vasarą buvo vis tiek čempionatas pasaulio, tai teko nemažai jėgų atiduoti. Aišku, nebūtinai gerai jisai pasibaigė, bet ši vasara šiaip ramesnė. Anksčiau būdavo vasaras vis tiek visos užimtos, būdavo pasaulio čempionatai alaus gėrimo, po to perėjau į kitą lygą, treneris pasikeitė truputėlį, tai jo, pasportavau, teko su dviračiu pavažinėti, teko miške parėkaut, teko ritmikos klasės palankyti. Visi Kauno Žalgirio fanai. Ką, nieko, rami vasara visai. Kokie artėjantys planai kitą savaitę? Tai dabar važiuojam į Kauną, iš karto patikrinimas sveikatos. Ar susipažinsim su klubu, apsižiūrinėsim treniruočių salę, susipažinsim su komandos draugais, treniruotė ir iškart Maikį reikės pasikeisti, nes naują logotipą pristato. Ką galvojate apie naują logotipą atsiradimą? Vyksite į šį renginį? Jo, liepia būtinai atvykti šitą renginį. Galvoju, kad gerai, pats laikas jau. Logotipai kaip žmona, žinai, reikas kelis metus atnaujinti. Gerai, sėdi, viskas. Apžiūrė širdelę, gerklę, balso stygos, delnai kaip daužosi. Iškart. Ne, aš atsiprašau, aš treniruojuosi iškart. Labas, kapitonė. Labas, kaip tu, viskas gerai? Ne, negerai. Tai viskas tvarkoj, pakeisiu, jeigu ką. Gerai, Mantai, galėsi matyti? Sveiki. Labas. Matas, malonu. Tai dabar užduotis atsistoti prie raudonos linijos, stovėti stabiliai ir kai sieksit su kita pėda, tai negalit ant viršaus dėti kojas, turit va į šitą vietą ir nestumti ir visas 3 kryptis vienu atsistojimu. Puikiai, labai gerai atsistojam. Realiai man kaip profesionalui ir galiai, tai šitas dalykas yra svarbiausia, kad galėčiau perlipti per žiūrovus, per tribūną, ane? Dar pralyst gal galėtų. Jo, žiūrim mobilumą, jo, pralendu. Kaip Plungės Olimpą sirgau, tai nedarėm tokių dalykų iš tikrųjų. Paskui už Mažeikių naftą irgi nedarėm. Pas Glikmaną reikėdavo startinį penketuką, lašinukai, Donytė ir visa kita, visi 3, bet čia seniai, 95. Nors aš dar negalėdavau nieko daryti, man buvo ten 7 metai, bet vis tiek aš jau, žinai, gaudžiau. Mažeikių naftai tai būdavo prieš sezoną papila mazuto ir reikia per Ventą perplaukti pavasarį ant ledo. Surinkdavo, atsimenu, 400 žaidėjų, tie 12, kurie perplaukė, tie žais. Aš nesuplaukęs realiai, aš visą laiką bėgdavau per krantą. Čia jo, tie 300 negrįžti ir viskas. Viską turiu, ką reikia profesionaliam krepšininkui. Barzda, ūgis, moku taip daryti. Dai. Fainai, kažkaip su rūbais irgi nebuvo problemų, va tik tai pasiėmė mane Vilniuje iš oro uosto, tai davė drabužius naujus, nu kaip, ne naujus, bet paskui sakė, galėsi naujų pasiimti Žalgirio šopo. Ne, neduos visiškai nemokamai. Kelią patikrinkit informacijos turim, kad blogai. Kelią? Su kairiu jo yra biškai. Su charakteriu problemų buvo praeitoj komandoje ir su kairiu keliu girdėjau. Bet jau 2 metai su charakteriu viskas susitvarkė ir... Pasižiūrėsim. Treneri. Sugrįšiu atgal, galėtų kitą komandą taip pat. Palabiškai sučiupo. Ai, pilnai atsigulk. Atsigulk. Ai, pilnu. Jo, kakta remtųsi į kitmėlę. Gerai. Ir atsigulsi ant pilvo. Gerai. Skausmas buvo koks? Ne. Gerai. Nieko neskauda? Ne, viskas gerai. Jau čia aš taip gerai darau, kad, pavyzdžiui, toks Ulanovas, tai čia be šansų, nes toks medis būna iki... Aš sakau, su charakteriu bėdas, nes va šneka dirbti reikia, nešnekėti. Kiek apšilimą? 5 minutės būtų gerai. Nu, taip minutę padaro man kaip... Prasuksim. Gimimo datą dabar. 87 metų, gegužės 3 diena. Jau matau, koks čia yra mūsų visų žaidėjų mėgstamiausias. Kas dar tokia atvarė? Arnas Butkevičius. Ai, nu koks skiriu, nu vis tiek komandos draugai. Birutis?
Su gimtadienį šventėm čia Biručių neseniai prieš 2 dienas. Aš tai nešvenčiu, manęs nekvietė. Nu va, visai neblogai, man atrodo. Nebuvo sunku, ne? Neeiktų, baigtų. Stop. Aš šlapęs? Matai, vėdinimas blogas, čia baseinas šalia. Šiaip tai ne. Dar. Ir stop. Atsekit man šitą. Nu, grinai, aš pakvėpuoti biškį noriu. Labas, Mantai. Sveikas, gės. Sveiki. Pasiruošęs? Nu, jaudino šiek tiek, bet pasiruošęs. Nieko, žinok, viskas bus gerai. Nu, yra popieriai mano, jūs nefilmuokit. O, 7-5 eurai irgi pinigus. Taigi mėnesį visai neblogai. Mėnesį, jo. Parkingas palauk? Ne, nėra. Ne, parkingas. Pagal čia Akropolė, ne? Tavo kokybės ir, kaip sakant, naudos klubui santyki parkingas neįeina. Okay. Bet bus kur pasistatyti. Ne, tai Kaunas didelis miestas kažkur esi. Ai, va, matau, yra šortai, koinės, kėdai. Jo, iš praeito sezono liko tenais dar. Su nauju logotipu bus jau, ar dar ne? Tau dar su senu. Su senu, ne? Nu gerai. Ai, žinai, Maja Velnis, ką čia? Gerai, tai pasirašinėjom. Jo, dėk parašą ir, kaip sakant, einam dirbti. Gerai, Pauliau, viskas. Ką, tai ačiū tau dar kartelį. Ačiū labai. Dar nusifotografuot norėčiau, ne? Jo. Nuotraukų padarom. Ai, aha. Gerai. Ačiū. Bet iš tikrųjų nufotkinai, ar čia pavaidinai? Dar vieną fotkinai. La, nesimatė Žalgirio, dar vieną. Ir dabar... Šypsena, tai stovi man. Nesišypsok. Rankos buvo švarios, kodėl taip nusivalėjo. Na, bet jaudinas, prakaituotas labai. Nu, matai, ir aš jaudinas, nes tokį žaidėją pirmą kartą pasirašau. Aš ne žaidėjas ir galius, nemaišykim, nenorėjau, kad pradėčiau žaisti. Gerai, ai, man jau išeita, ne? Neįleido parkingą, tai gavau ateit, matyt naujokų krikštynas. Nes mačiau šiaip tai naujokų čia priveža, ne, kažkaip. Negalima užvestas mašinas, geriau laikyti, nes čia kaupėsi CO2 ir... Žalgirio bus naujas narys. Sekundę turėtų jūs, gal kažkas reikia pastikti? Ne, aš... Ai, galiu? Ai, va. Na, gerai, dėkui. Tai kitą kartą jau žiūrėkit atsargiai. Nu, įleiskit iš karto. Sveiki. Neįrašė turbūt dar jūs. Jo, aš nebuvo mašinai įvesta. Tai reikėjo eiti. Jenkis ar sakė, bet, nu, neves jum Akropolį liktais, ar kaip ten, nesitarėt? Parkingas neįeina. Ok. Nežinau. Rūbinė, ten eina, ne Rūbinė pasitikės. Ai, ok. Ne, Bet kažkas. pas Paulių Jankūną buvot, Kauno Žalgirio komandos direktorė, Jo. kad jau leistų jūs taip toliau kontraktą pasirašėt. Gal galvoja, kad aš Volkopas dar tebesu. Pabandykit man tai per anas. Arba Brisbane. Anos Per kur? Taip tiesiog per anas. Ai. Dar yra tos kitos jo duris. O čia kam skirta? Neklausinėkit. Ne, nėra. Gal tiesiog aš įleisiu, po to gal susitvarkysiu. Pala, dar kartą pabandom. Atsidaryk. Ne. Po to jums gal sutvarkys. Ne, tai gal ir mum nereikia. Tu nežaidėjas. O, Ai, kažkaip. bandykit tada man, tai jūs pats. Čia Okay. Kodėl manęs nepasitiko Kvadaras, pavyzdžiui, kaip visus pasitinka, o... Nu, užsijėmė, suprantu, Ai. Mindaugas. Ne, aš suprantu, Tai suprantu. taip neišeina, kad visiems čia... Mindaugai, atvažiavau pats. O, labą dieną. Jo, labą dieną. Nieko tokio, kad nepasiėmėt iš oro uosto, viskas gerai, aš pats atvariau. Ai, Tai gerai. O jo. gal galėčiau žinoti, kurią komandą? Paskutinį ėmiau tik prieš 10 metų, dabar jau nebeėmiau. Jo. Yra Boltai visą tą, tai čia... Nu, Čia tokie tik krepšininkai, tokie... Manazas atvažiavo, aš galvoju. Ne, tai aš dar Boltą dirbu. Kaip tai testą nepraėjau? Čia eina. Aš jau... Ne, tai tu darei, bet nepraėjai. Palabiškai sučiupo. Iškart tik ateini, iškart trolina. Faina atmosfera. Dantistą turite, ne viską? Mūkas gal gali parodyti dar, kaip čia vyksta visą. Ką čia jau, man atrodo, sveikas kaip prediksas. Tai jaučiatės. Labai patinka. Au, Kutena! Au! Ten su komandos draugu gali.
Nazu susipažinti. Nenorisi Nazas pažinti, Nazą aš bijau, Nazas nežino, kas aš toks esu, man angliškai reikia šnekėti, aš ką tik Žemaitijoj buvau, dar nepersijungęs, ne. How you feeling here in Kaunas? I'm feeling great, man. Feeling great. It's simple, you know what I mean? Simple living, and where I went to school at, it's like, if people think this is simple, it's even way, like it's way more simple over there. Yeah. And you just get straight to it, just basketball, Yeah. good eats, calm environment, you know what I mean? And the arena's nuts. So. You should try Plunge, the city I was born, Plungė, Okay. in Lithuanian. It's even simpler. Oh, yeah? There's no arena, no restaurants, nothing. Oh, yeah? Yeah, it's perfect. Šiaip gaming, po to gamingo kėdės, man atrodo, čia, ne? I'm the best. I'm the best. O, kojinas naujas. Man tai nedavė šitų, žiūrėk, mano kokie. O, somkus. Kur čia mano kėdas? Apipaišė. Ai, stonkus parašė. Nu va, stom. What the f***? Einam, dar yra treniruočių salės, pasižiūrėsim. Aš sysiu darau, palauk. Veidą apsimyžau, blem, šlapas. Oi, nu ir pataikėk tu man taip atsimušė. Kaip jaučiatės gerai viskas? Jo, viskas gerai. Tualetą tiesiog. Va, čia kairiau. O, praėjau. Aš gal jums va čia. Ai, va šitas? Aš žemiau tik tais. Šitą? Dar žemiau. O čia. Pasižiūrėkit. Wow. Čia galit bet kada ateiti treniruotis. Žaliai, balta. Žaliai, balta. Žaliai, balti. Go! Nas! La 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 la. Go! Nas! Mes prie Nemuno užaugę. Mylim savo miestą Kauną. Jei. Galiu pamėti? Čia parketui kažkas negerai. Čia kamuoliai. Ne, kamuoliai tai nauji dabar, žinokit. Kas buvo? Kas buvo? Ai, įmečiau? Ai, nematėjai, ne? Irgi metimas. Ai, ne. Nu ir dar vieną iškraštą. Visus. Nu va, žinosi dabar kaip. Jo. Tai man... Čia galit bet kada ateiti. Tai aš žinau, man sakė, va ką tik gavau į WhatsAppą priėmė. O, priėmė. Man tai šiandien 17 val. Įjunkite šviesą. Šviesos išjungimas 19 val. Ką apsirengti, treniruoti? Nieko, kaip nori. Dėl šviesos labiau. Dėl šviesos labiau. Tai iki, komandos draugai. Iki, treneriai. Nebegirdėjo. Na, pasimatysi. Nu ką, liko šiandieną tik tai naują logotipą, pristatymą pasižiūrėti, atsinaujina rūbai ir visa kita. Logotipas atsinaujina, bet visi kiti dalykai Žalgiryje lieka tokie patys. Kiekvienos rungtynės namuose soldautas, ta pati dvasia, ta pati istorija, ta pati mano komanda. Kviečiam visus į Žalgirio rungtynės palaikyti, sirgti, nes tai yra kultūra, tai nėra tik tai žaidimas. O ištikimiausius fanus siūlom nepraleisti progos ir keliauti kartu su Žalgirio komanda į išvykos varžybas. Pasiruoškite gerklės, kumščius, emocijas, susimatysime Žalgirio arenui ir šiais metais, ką gali žinot, galbūt mes būsim pirmieji. O kur šokėjai rūbiniai yra? Šitą neiškirti.